Labas, Dariau. Skambinu, tiksliau norėjau parašyti šį video, žinai, nes Dievas ragina šiandien, atsakė į mano maldą ir paragino tau padaryti įrašą, ką jis man kalbėjo, noriu pasidalinti. Ir buvau encounterį, dabar praeitą savaitę nuskrydom, žinai, čia su tuo furistų broliu iš Olandijos abudu nuskrydom ir parskrydom sekmadienį. Tai Dievas labai palėtė, žinai, išvalė ir pripildė, ir kaip po pirmo encounterio supratau, dabar šiandien supratau, kad po pirmo encounterio mane vedė, žinai, į VŽB, Panevėžį, ten pasilikau, nes ten kažkaip tenai, pirmoji vietoj rodė tenai ateiti Viešpats. Nors tik dabar tą supratau. Aš tada nesupratau, kur aš ieškojau tiesiog, žinai, kur kažkur gyvas Dievas veikia. Ir dabar vėl raginam tau papasakoti, ką jisai Dievas tau įdėjęs, žinai. Ir jis man rodė, kad tu labai pateptas, žinai. Ir dėl to vėl mane pirmą vėl veda į VŽB, link VŽB, kur tu prezidentas. Ir aš dabar suprantu, kodėl tave palaikiau tenai per rinkimus paskutinius. Nors gal trūksta žmonėm jau tos ugnelės, žinai, nebemato to augimo, žinai, žmonės. Jam gal kažkokių permainų noris. Bet man Dievas rodė tave, žinai. Nes tu esi pateptas šitoj vietoj. Kaip ir tavo žmona Gitana, abu jūs labai patepti tarnai, ir aš jums turiu labai gerą pranašystę, bet aš kai grįšiu namo, aš tenai tada susitiksim ir aš gyvai jums už abu melsiuosi ir papasakosiu tą pranašystę. Bet dabar noriu tau pasakyti, kad tu esi šitam tarnavime, kur tau Dievas ir skyrė. Ir Dievas kviečia tave į tą susitikimą. Jis nori susitikti, kaip jis su manim susitiko, išvalė paskutinius, aš negalėjau tarnauti, aš negalėjau kalbom melsti, žinai. Šiandien važiuodamas dabar į šitą parkingą, aš meldžiaus, nežinau, gal 15 minučių, paskui paskambinau dar broliai, sakau, meldžiamės kartu, žinai. Šėtara karabarako, saravanakėra manakaro, tarabadasėra valalerė, tarabakara serenana. Ora manakunčeri dididį, ora balalėra vasaranako, ora manata. Ir žinok, taip aš nesustodamas, kai pradėjau melstis, broliai paskambinam, paskui lietuviškai, paskui ten vėl kalbom, žinai. Pilna, negali sustoti, jų barna išdžiuvo ir reikia užsigerti kažką ir, žinai, toksai, pilnas tos dvasios, žinai. Ir to man reikėjo, į encounter reikėjo važiuoti ir toks, žinai, Dievo balsas, Dievo kvietimas buvo, žinai, važiuok. O aš kaip buvau ten kažkokių dar prisirinkęs kažkokių šiukšlių, žinai. Tai tas velnės per tas, ir taip stabdo, jisai paniekina tą kvietimą, žinai, sumenkina, žinai, tarsi tu čia pats prisigalvoji, žinai. Bet iš tikrųjų Dievas taip pripildė, jisai buvo dėkingas, kad aš atvažiavau ir aš noriu pakviesti, būtent tau reikia atvažiuoti. Nes dabar man parodė Viešpats, kad velnės tavo tarsi uždėjo ant galvos tokį šydą, žinai. Tu per jį matai, žinai, tau jis toks tamsus šydas, žinai. Bet tikras vaizdas išsikreipia ir tu nebematai tos tiesos, kur Dievas nori tau šnekėti. Ir dėl to tas iškreiptas vaizdas nebetraukia žmonių. Mažėja, žinai, tu praradai jėgą. Praradai jėgą, nes tau reikia išsivalyti nuo kažkokių ar žaizdų, ar kažkokių skausmų. Aš nežinau. Bet jisai tave kviečia dabar tai puotai su juo susitikti, kad jis vėl galėtų tave pripildyti, išvalyti ir duoti tą žodį. Ir jis man davė tave ir aš tada pirmą kartą jį atvažiavau, aš nežinodamas, atsisėdau tau iš dešinės. Nors ten buvo Gitanos vieta, žinai, bet aš to nežinojau, man tiesiog atsisėdau, žinai,
galvoju, nu ką, žinau, kas čia kur nori, ten ir sėda, žinai. Bet tik tai kaip antrą kartą tai jau žiūri, kad jūs ten sėdit ir paskui visi aplink susisėda, žinai. Ir Dievas davė tau mane ir kad mes, kad aš tau padėčiau, žinai, prasiveršti, kad tu tą komandą visą mes sustiprintumėm, uždegtumėm, kad pradėtų žmonės eiti į VŽB, kad susirinkimam ten reikės vėl nuomoti sales, nebeužteks mums to Kofenhauso, žinok. Kai pradės dabar, tau tik tai reikia išsivalyti, tau reikia nuvažiuoti pas Dievą, kad jis tave išvalytų, kad jis tave meiliai panardintų, kad jis patrauktų tas visas tą uždangalą nuimtų nuo tavęs. Ir labai rekomenduoju tau vienam, kad tavęs niekas neblaškytų. Geriausiai išvis, kad neturėtum ten jokių pažįstamų, nes mes nuvažiavom su to broliu, atsisėdom pradžiai, žinai, šalia vienas kito ir vienas kitam kažką, va, matei čia tas, o čia, žinai, tas. Ir aš, žinai, galvoju, nu, mums reikia išsiskirti, žinai, ir dairausi, jau kitos vietos, kaip tik atsisėdau, žinai, pradėjau visai kitaip matyti. Man Dievas įdėjo tokį, nu, tokį matymą, kaip to troškimą, žinai. Ir pamačiau, kad ten viena tokia mergaitė nenori, žinai, jinai taip nenori šlovinti, jin sėdi, žinai, ir ta man kaip ta viena avelė, dėl kurios Jėzus ėjo, žinai. Man tokia meilė jie įdėjo, žinai. Aš visą encounterą metu sekiau, kaip jai sekė, žinai. Kur jin galvoju, kur mano akis, žinai. Ir pamačiau, kad Dievas va taip va ieško tos avelės, žinai, kuri nuklydo, žinai. Jisai va taip va ieško, jisai kokį man troškimą jis įdėjo, žinai, ir aš pajaučiu, kaip Dievas myli, kaip jisai nori, va, kad kiekvienas žmogus vėl grįžtų pas Dievą. Kiekvienas būtų pripildytas to Dievo meilė, žinai. Va, broli, ir dar, žinok, eik tu savo. Aš tave labai rekomenduoju, užsirašyk į encounter, dabar paskambink Jolantai ir užsirašyk tu pas ją. Ir nuvažiuok vienas, susitik su Dievu. Ten labai svarbu paklusnumas ir aš, žinok, taip stengiausi visose smulkimenose paklūsti. Palikau telefoną, kad niekas neskambinėtų, žinai. Kad niekam ir žmona ten pasirodo ligoniai buvo. Ten sako, tu neskambinai, ten žinai. Bet aš tau paskui paliudysiu, kad žmona, jis man Dievas pažadėjo, sako, tu nesirūpink šitais dalykais. Ten pamatysi, kokių dalykų aš tau paruošiu, žinai. Sako, tu tik būk su manim, būk šitoj vietoj, žinai. Ir aš tave pripildysiu, apvalysiu, žinai. Ir aš to ir važiavau susitikti su Dievu, žinai. Mano pirmas ten buvo, ką aš pasirašiau savo, ko tu čia atvažiavau, aš parašiau, kad mane pripildytų Jėzus, pripildytų, išvalytų 100%, žinai. Ir mane jis taip pripildė, žinok, tos meilės davė. Būtinai padaryk dabar kažkada tą, kaip aš grįšiu birželio pradžioje ant Kristaus paliepimo gimtadienio ir būtinai padaryk kažkada, nors ir vasarą jau ten gal žmonių mažiau renkas, bet būtinai padaryk banketą, Panevėžy banketą padaryk, pamatysi, Dievas kaip paruošė, žinok, pamatysi, žmonės pradės eiti ir tau reikia, kad tu būtum išvalytas. Kad galėtų Dievas tave naudoti be to šydo, kad tu skelbtum tą maldoj prasiverštum, kad tau tas dovanas jis vėl iš naujo atskleistų, kad žmonės išgytų po tavo maldų, kad po tavo žodžių jie eitų ir trokštų, jie ieškotų, kur tas renkasi žmonės, tas susirinkimus. Laiminu, žinok, aš tave ir labai prašau, paklausyk, paskambink Jolantai, paskambink broli. Nežinok, reikia mums tavęs, reikia, kad Dievas Panevėžį pakeltų. Man tas troškimas visada kyla ir man dėl to Dievas labai prašė, kad tau paskambinčiau. Kad aš tau šitą žinią, jisai mane šiandien nuo ryto dėjo tos liudijimus, žinai. Man kiek jis nori, kad Panevėžį prasiverštų, tas prabudimas, kad ateitų, žinok. Ir mes tai padarysim, bet reikia, kad Dievas tave išvalytų. Aš to negaliu padaryti, jis žino, kas pas tave yra, kas pas tave užsilikė, jis žino, ką tau reikia padaryti. Ir tau tik reikia paklūsti jam, tik nuvažiuoti pas jį. Būk palaimintas, mes išgelbėsim Panevėžį su Dievo pagalba. Aleliuja! Būk palaimintas.